kūdikį stimuliuoti garsu, ritmu, ne, ir melodija, balsu taip pat, bet lygiai taip pat svarbu ir pačiai mamai. Motinas taip pat patiria daug iššūkių gyvendamas naujagimį skyrių, augindamas naujagimį, nerimo mažinimą, ryšio su kūdikiu užmezgimai, bendrauti gyvai su naujagimiu, muzikinė kalba. Instrumentą šį kartą naudojam tikrai labai įdomų, unikalų, originalų. Jisai buvo specialiai pagamintas mums Lietuvai. Konkrečiai aš jį užsakiau Šveicarijai pas instrumentų meistrą, kur instrumentą pagamino šveicarų meistras kartu su muzikos terapijos mokslininkė. Ir jisai vadinasi nikių monochordas, tai būtų naujagimių, neišnešiotų naujagimių monochordas. Naudojamas būtent stimuliuoti išnešioto naujagimio neurologinį raidą, fiziologinius parametrus, emocinį, psichinį stabilumą. Tai specialiai suderintas, specialų garsumą turintis instrumentas, tonaciją tam tikrą ir tikrai skleidžia labai malonius, raminančius garsus.